Sveiki visi, sveikinuosi servise 007 Landerenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvėse. Na ir turbūt vienas iš paskutiniųjų mūsų 2025 metų montavimo darbų, prieš paskutinis turbūt, jeigu jau taip tiksliai. Tai Jeep Grand Cherokee, daug kartų matytas, be abejonės 2019 metai, 3,6 Pentastar varikliukas. Na ir jam aišku sumontavom Landerenzo dujinę įrangą, apie kurią trumpai papasakosiu. Tiesa, reikia pabrėžti, kad kliento pageidavimu montavimo metu buvo pakeistos uždegimo žvakės, tokios kokios priklauso pagal variklį nuo 2016 metų. Taipogi buvo pakeisti solenoidų tarpinėlės, kurios tepaluojasi, ta prasme solenoidai palikti, bet tiesiog tarpinės pakeistos. Esu įdėjęs ir foto, ir video, daug ir labai plačiai apie tai, praktiškai pas turbūt 9 iš 10 tos vietos paprastai tepaluojasi, yra stipriai apibėgusios, kai kuriais atvejais netgi bėga ant kolektorių ir pakankamai smirda. Tai šita vieta taipogi sutvarkyta, tokia viena iš tipinių 3.6 Pentastaro variklio problemų. Na, o grįžtant prie dujinės įrangos, tai kaip visada, servise 007 viskas tvarkinga, gražu ir švaru ir yra sumontuota Landerenzo sistema, pats valdymo blokas štai šitoje vietoje, benzininis valdymo blokas greta, be abejonės visi signalai yra sulituoti tiesiai prie valdymo bloko, netampyti tie laidai per variklį. Viskas labai tvarkingai, kiekvienas kontaktas yra be abejonės sulituotas, apsaugotas termokembrikai su klijais, patogiai išvestas dujinės įrangos saugiklis, prisijungimo jungtis, atskirai nuo dujų reduktoriaus yra sumontuotas OMB BFC skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas, sumontuotas taip, kad būtų nesunku pakeisti skystos fazės filtrą, išvalyti vožtuvą. Be abejonės šita procedūra yra daroma bent jau kas antrą aptarnavimą, o geriausiai ir kiekvieną jį tą aptarnavimą daryti ir keisti filtrą. Dujinės fazės filtras yra priekyje, sumontuotas atnaujinto tipo su surinkimu, slėgio davikliukas ir Landerenzo LI10 Turbo Oversize, galingiausia šio reduktoriaus versija štai čia, matoma, prieinama ir niekam netrukdančioje vietoje, sakykime, yra sumontuotas. Dujiniai purkštukai yra sumontuoti po variklį dengiančių gaubtų, yra sumontuoti naujo tipo Rail IG7 Dakota dujiniai purkštukai. Na ir visi darbai, kaip jau ir minėjau, švariai gražiai atlikti. Dujinės įrangos laidynas įvilktas į apsauginės gofras, sugrupuotas, visi laidai parinkti tinkamų ilgių, jokių čia apendicitų kažkur prikaišytų, prislapstytų nepastebėsit. Gamykliškai yra naudojamos apsauginės gofros, spyruoklinės sąvaržos, tą patį pamatysite ir pas mus. Gamykliniai laikikliai, kokybiška tefloninė žarna, kuri nesmirdi ir nesklidžia jokio kvapo. Kitaip tariant, maksimaliai geras komplektas, aišku, dėja ir brangiausias be abejonės, bet iš esmės pats geriausias ir tikrai problemų nekeliantis nei mum, nei klientam važiuojantis tikrai puikiai. Tai tiek apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtukas sumontuojamas apvalus, gražus, dailus, su guminiu apvadėliu, ten, kur jo pagidauja klientas, štai šitoje vietoje. Pridėsiu nuotrauką, iš tikrųjų labai gera vieta, bet pridėsiu nuotrauką, kam bus įdomu iš arčiau pasižiūrėti. Pildymas prie benzino užpilimo vietos, atsidarom dangtelį ir galim piltis dujas. Jeigu nenorim užsukinėti šito kamštelio, galima jo ir nesukti, kadangi, na, matot, ir benzino kamščio jokio mes neturim, iš karto galim kišti pistoleto vamzdį ir pildys benziną. Tai lygiai taip pat ir čia, nerūdijančio plieno varžtį, tam, kad nebūtų jokios korozijos, jokių nešvarumų, viskas gražiai ir dailiai atrodytų. Tai va. Na, kamštelis, kadangi puikiai telpa, duoda truputį estetikos, aš vis laik rekomenduoju jį turėti uždengtą. Dujų balionas atsarginio rato vietoje, sumontuotas 80 litrų talpos, gražiai lygiai užsidengia, viskas, kas buvo prie atsarginio rato, yra sudėta štai čia. O pats balionas atrodo štai taip, aplinkui turim išsaugotas daiktadėžės, jeigu norėtume susidėti reiškias daiktus, mes tą be abejonės padaryti galėsime. Tai tiek apie Landerenzo dujinės įrangos montavimą servise 007 į Jeep Grand Cherokee automobilį. Begalę jų esam šiais metais sumontavę, jeigu vėlgi ketinat įsigyti ar Amerikoje, ar jau Lietuvoje ir planuojate apie kokybišką Landerenzo dujinės įrangos montavimą, mielai kreipkitės, tikrai padėsim. Ačiū.